O prisiminkit situaciją istorijoje. 1951 metais Stalinas sukviečia į Maskvą, reiškia, būtent atriša, atmeta, kad rublis būtų vertinamas, reiškia, būtent pagal dolerį, o po karo tai buvo sutarta, paskui Chruščiovas vėl grįž prie tos sistemos. Ir pradeda oficialiai paskelbę, kad rublis bus dengiamas auksu. Bet tai jau yra precedentas. Ir konferencijoje, kurioje lygiai taip pat dalyvauja 44 šalis, labai interesanai, nes Bretton Woodso konferencijoje 1944 metais Amerikoje buvo priimtagi kokia koncepcija. Labai paprasta. Tai yra, kad visos valiutos yra dengiamos doleriu, o doleris yra dengiamas auksu, nes 80% aukso atsargų vienokiu ar kitokiu būdu tuo metu jau buvo Jungtinėse Amerikos valstijose karo pabaigoje. Taip, šitoj situacijoj. Ir pasikėsint į tą dalyką ir pabandyti sukurti alternatyvą, na, net tokiam, kaip mes kad sakytume, diktatoriui Stalinui kainavo gyvybę. Nes menkai, kas šiandien netiki, kad 53 metų kovė jam buvo bent jau mažiausiai padėta nukeliauti į aną pasaulį. O Kenedis kodėl buvo nušautas? Jis tiesiog pasikėsino į FRS'o valdas. Jisgi išleido būtent vykdomą įsakymą, kur leido Jungtinių Amerikos valstijų iždui spausdinti 2 ir 5 nominalų vertės dolerius, kuriems buvo užrašyta jau Jungtinių Amerikos valstijų iždo biletas, taip? Jeigu dabar pasižiūrėtume dolerį, ten yra visur, reiškia, federalinės rezervų sistemos. Nu, tai pagalvokim logiškai, reiškia, vadinasi, mes turim ką? Situaciją, kada spjauna į viską Venezuelos Maduro ir pasirašo pardavimą naftos už juanius, Kinijos nacionalinę valiutą. O juk nuo 73 metų. 1973 metų yra įsigaliojusi taisyklė, nafta privalo būti parduodama už dolerius. Dabartinėje situacijoje, kaip jau sakiau, praktiškai viskas keičiasi. O jeigu keičiasi, jeigu kuriama alternatyva, vadinasi tokiu atveju, kas doleris yra stumiamas iš rezervinės valiutos. Kitaip pasakius, nuo sostų. O kadangi tai yra vienas pagrindinių instrumentų globalaus pasaulio valdymų, tai štai kur yra pagrindinė problema. Ne kur nors kitur, o būtent šičia. Tai yra už juanius. Dabargi, kiek aš žinau, Jungtinės Amerikos valstijos neprieštarauja. Ne, pareiškia JAV administracija, kad Kinija galės toliau pirkti naftą, bet tik už dolerių. Ir iš JAV bendrovių. Ir iš JAV bendrovių, teisingai. Visas jums yra atsakymas – biznis. Tas, kas vyksta šiandien Ukrainoje ir kur nors kitur, žinau, kad tai yra daug rimčiau. Ir ačiū Dievui, kad, sakykime, Rusijoje yra atsakinga figūra. Labai skaičiuojanti, labai mąstanti. Mes galime laikyti agresorium jį, galime laikyti kuo norim. Juokinga, kada mūsų propagandinis aparatas iki tiek nusirita, kad jis pradeda aiškinti, kad pamanykit dabar, vagi Putinas pasislėpė bunkeryje ir jisai iš bunkerio neišlenda. Kvailiai, mesgi primityvai. Niekur jis nepasislėpė ir niekur jam slėptis nereikia. Jūs supraskite, kad Jungtinės Amerikos valstijos negali vykdyti tokios operacijos, sakykime, būtent Rusijoje. Negali jis įvykdyti tokios pat operacijos Kinijoje. Kaip ir šitos dvi valstybės net kartu susitariusios nevykdys tokios operacijos, sakykime, Vašingtone. Mes to nesuprantam. Mes kaip maži vaikai žaidžiam, reiškia, to patenkinti, mums saldainį parodė. Supraskite, yra branduolinės valstybės. Tai ne Venezuela, tai ne Kolumbija, tai ne Ekvadoras, ne Peru, ne Čilė. Tai pagaliau ne mes, Baltijos valstybės. Mes nesuprantam, kur yra iš tikrųjų kas, ir mes tiesiog žaidžiam. Kai žiūrim, juokiamės, kikenam, mūsų propagandistai bent jau protingesni būtų.